Na, šiandien atėjo ta diena, kada tą jūs turės ypatingą dieną, Krikšto dieną. Ir šiandien jis taps krikščionių pavestojų Dievui. Dievas įlaimins, teiks jam malonės, kurias tikime kiekvienas gaunantis su Krikšto sakramento. Ta jūs gaus ir naują vardą, tai gaus Mato, bet tėveliams tinka, neapsigalvoti. Vardas yra mūsų parapijos globėjo vardas ir Matas vardas tinka ir tam. Reikia gyventi gražiai, kad mokyti tėveliams gerų dalykų, žmogiškų dalykų, taip pat ir perduoti tai, kas krikščioniška. Ar pasižiūrėti? Jūsų daug kas priklauso, vaikas karauja krikščionė, kad kartais labiausiai priklauso nuo kunigų, nuo tikybos mokytojų, taip ir dalykai. Krikšto tėveliai jūs pagalbininkai tapsite vaiką palaikyti, kaip dabar laiko net nagus įsirėžia vaikai beveik jūsų rankas. Taip ir toliau palaikykit ryšį tarpusavį, kad jūsų bendrystė, kuris šiandien tampa jau ir tam tikrą prasme jau ypatinga bendrystė ir toliau būtų. Palaikykite ryšį per įvairias, tai Skype ar tai kitaip, kad jeigu kartais atstumas jūs skiria, tai tas ryšys tebūnie būna. Ta jau. Šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka tave, jos vardu žymėsiu tave kryžiaus ženklu ir linkėsiu, kad tapęs krikščionimi niekada šio ženklo nepaniekintum. Dabar tave palaiminsiu, tą patį tėveliai padarys, Krikšto tėveliai, veržernaus ir kaip žernoju, tas tėveliai. Morkaus Evangelijos. Jėzų nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus susirūstino ir tarė jiems: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netraukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas neprims Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Girdėjote Viešpaties žodį? Visi mes mokomės iš pavyzdžių, tad kiek kuo daugiau gražių pavyzdžių gyvenime, tuo mes turbūt ir tampame geresni žmonėmis, tad stenkitės gražią bendrystę palaikyti, kad ir Norvegijoje gyvenate, ar tai kur kitur gyvensite, visat gali atrasti bažnytėlę, atrasti šventus namus, kur gali pasimelsti, tad aukite vienas kitą palaikydami. Šventa šeima, kurią sudarė šioje bažnyčioje, šventa vyro ir moters sąjunga, santuoka palaikoma, tai būtent iš Dievo malonių, kad ir stenkitės taip pat ir vaiką palaikyti ir malda, ir krikščioniškais dalykais. Ir tikiu, kad Dievas tada padės jums būti gera šeima visom prasmėm. Pasimelskime už vaikutį, už šeimą, už čia esančius žodžiais, prašom tave Viešpatie. Šį berniuką krikšton gimdyti ir į savo šventą bažnyčią priimti teiktis, prašom. Tegu krikštu ir sutvirtinimu šis kūdikis tampa ištikimas Kristaus mokinys ir jo Evangelijos liudytojas. Prašom. Tegu jo tėvai ir krikštatėviai būna šiam vaikui krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai. Prašom. Te atsinaujina visuose namuose Krikšto malonė. Prašom. Melsimės dabar į šventuosius, užtarimo prašydami, atsakykime melsti už mus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsti už mus. Šventasis Juozapai, melsti už mus. Šventasis Kazimierai, melsti už mus. Šventasis Matai, šios parapijos ir vaiko globėjų, melsti už mus. Visi Dievo šventi ir šventusios, melskite už mus. Visagaliam žinasis Dieve, tu atsiuntei į pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės, nuvestų į tavo nuostabią šviesos karalystę. Išvaduok dabar šį berniuką iš gimtosios nuodėmės kančių ir padaryk į savo didybės šventovę, kad jame gyventų šventoji dvasia. Nuolankiai prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Te sustiprina tave mūsų išganytojas Jėzus Kristus,
kurio vardu tave paženklinsiu išganymo aliejumi ir kuris gyvena viešpatauja per amžius. Ar atsižadate piktosios dvasios? Atsižadu. Ar atsižadate visų jos darbų? Atsižadu. Ar atsižadate visų jos vilionių? Atsižadu. Atsakykime, tikiu. Ar tikite į visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikiu. Ar tikite į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusiųjų ir sėdi Tėvo dešinėje? Tikiu. Ar tikite į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną gyvenimą? Tikiu. Toks yra katalikų bažnyčios tikėjimas, tokį tikėjimą mumise ugdė tėvai, krikšto tėvai, tik geros valios žmonės ir tokį tikėjimą tikit savo mažiaus tajaus gyvenime. Ir tėvelė ir norim, kad jūsų tajų krikštyčiau. Neapsgalvojam. Šventė vis tiek bus, aš mykus kapsite, ką jūs ten darysite šiandien. Tai va, na ką, bandam tada krikštytis. Ta jau matė, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai čia posime pagalimą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ta jo matai visagalis Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, vandens nuplovimu Šventosios Dvasios galia išvadavo tave iš nuodėmės ir atgimdė naujam malonės gyvenimui. Tegu jis dabar tave patepa išganymo aliejumi, kad įsijungęs į jo tautą, dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum jį pasauliui, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžiną gyvenimą. Amen. Ta jo matai krikštu tapai naujų Dievo kūrinių, panašių į Kristų, šis baltas drabužėlis, tai bus tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo ženklas. Tavo artimiai te moko tave žodžiu, te skatina gerų pavyzdžių, kad nekaltas ir šventas laimėtum amžiną gyvenimą. Krikšto tėte, uždekit savo žvakę nuo vėl. Ką jūs duodate? Taigi ši deganti žvakė, tegu primena tau Kristų mūsų šviesą. Jums, tėveliai, krikšto tėveliai, pavedu globoti tikėjimo šviesą jūsų berniuko gyvenime. Rūpinkitės, kad dabar Kristaus tikėjimo jis apšviestas, nuolat gyventų kaip šviesos vaikas ir tvirtai tikėdamas taptų vertas amžino džiaugsmo Dievo ir šventųjų draugystėje. Viešpats Jėzus Kristus, kuris padaro, kad kurtieji girdi, nevėliai kalba, te padeda tau, tą jau matai, ir nebūtum kurčias Dievo žodžiui ir nevėlysi garbinti. Gerbimi tėveliai, jūsų vaikas jau yra krikščionis, pavestas viešpačiui, pakrikštytas, pateptas šventais aliejais. Yra tik tie ženklai, kuriuos mes visi krikščionys nešiojame. Tačiau su šiandieną atsirado nauja pareiga ugdyti vaiką krikščioniškai, perduoti visą tai, ką turite savy geriausia. Ar pasiryžtate vaiką ugdyti krikščioniškai? Gerai, stokite dabar prie vaikučio savo krikšto tėvelį iš šono. Apsimalinkite. Tai ginkite savo sūnų dabar jau Dievo vaiką, užauginkite jį tokį gerą, kad jis būtų Dievui garbė ir žmonėms džiaugsmas. Tu, Tėve, imki savo sūnų ir nepamiršk, kad jam reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Mama įprasta, pavedu saugoti šią žvakelę, kad ši žvakė sujungia du sakramentus - krikštą ir pirmąją komuniją. Ateityje tebūnie su ta pačia ir stovi vaikutis. Esame visi krikščionys, tad sukalbėkime tą maldą, kurią Kristus yra išmokęs. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Viešpats su jumis,
Visagali Viešpatie Dieve, Krikšto sakramentu Tu mums davė dievišką gyvenimą ir pašaukė į amžiną laimę. Gausiai palaimink čia susirinkusiuosius, kad jie būtų gyvi Tavo tautos nariai, atrama pakrikštyta jam ir džiaugtųsi ramybę per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ir te palaimina visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Persižegnokit ir to apeigas pabaigsime. Turim naują krikščionių, tą jau matą ir visi norim jį pasveikinti tokiu tapus. Kažkur toli yra šalis, ant kalno stovi ten pilis, sakyk, ar nori pamatyti tu ją. Padėk į galvą ant peties ir priešas joks tavęs nelies, abu kartosim tyliai, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. Esi mana maža viltis, tai būk ir mūsų ateitis. Jei bus bėda, įveiksime kartu ją. Širdis šalia kitos širdies, padėk į ranką ant peties ir vėl kartosim tyliai, Aleliuja, Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. Mamytė toj šaly gerai, ten pievos kloniai ežerai, rugiai kaip jūrai vilnėmis banguoja. Tėveli, tu man ranką duok, užaugsiu greitai, nebijok, ta mūsų šeimą saugo, Aleliuja. Aleliuja, 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 Aleliuja. Nupirko man mama dažų ir sako, pieški, mielas vaikė, aplinkui viskas taip gražu. Tau dailininkė būti reikia. Ilgai sėdėjau ir mąsčiau, aplink save apsidairiau, kol vieną spalvą Gali išbandyt. Mėlyna saulė, mėlyna namą, mėlyna žvaigždė, mėlyna mama, mėlyna gatvė, mėlyna kiemą, mėlyna sodą, mėlyna dieną. Visą pasaulį taip nuspalvosiu ir jei norėsiu, dar pakartosiu. O po darbelių vakare mama sušuko, tėti, tėti, dukrelė mūsų vėl keista, ateik greičiau pasižiūrėti. Žiūrėjo tėtis gan ilgai ir dar žiūrėjo netrumpai, kol tarė tyliai išdidžiai, šaunuolė. Mėlyna jūra,
mėlyna pieva, mėlyna dangų, mėlyna sniegą, mėlyna saulę, mėlyna namą, mėlyna žvaigždę, mėlyna mamą, mėlyna gatvę, mėlyna kiemą, mėlyna sodą, mėlyna dieną. Visą pasaulį taip nuspalvosiu ir jei norėsiu, dar pakartosiu. Su dideliausiu džiaugsmu pranešu, tam, kad tavo gyvenimas visuomet būtų gausus ir gražus, koks šiandienos yra šis stalas, dabar tave Krikšto tėtis apneš ant rankų aplinkui stalą, o mes palaikysim plojimais. Ir dabar tėveliai atsistokit štai čia. Dėmesio, kokios jums šiandieną yra svarbios taisyklės. Visų pirmiausia, negalite garsiai šnekėti ar net imti bartis, kad sako vaikas nebūtų padykęs ir smarkiai nešūkauliotų. Reikia būtinai sėdėti kiek įmanoma arčiau susiglaudus, kad tajus nebūtų sutarpdančių. Kitas dalykas, sako, nuolatos reikia šypsotis, kad vaikas būtų laimingas ir pasistengti suvalgyti kuo daugiau saldumynų, kad vaiko gyvenimas būtų taip pat saldus. Tad tikiuosi, kad šių taisyklių jūs būtinai laikysitės, o mes visus svečius norime pakviesti prie stalo. O dabar, tą jau kai buvome sutarę, galiu tave pakviesti. Taip, mes labai drąsus. Taigi, mielieji mūsų Krikšto tėtį ir mamą, šiandienos jūsų didžiulis įsipareigojimas, ar ne? Tai ne tik šventė ir pramoga. Iš tiesų tai didžiulė atsakomybė žinoti, kad tai, ką šiandieną ištarėt, visgi teks kažkaip gyvenime ištesėti. Nenorėčiau niekada nei vienam palinkėti, ar ne, kad tektų 100% atsiduoti ir rūpinti tajumi, nes tikiu, kad Natalija ir Ramūnas tikrai visą jo gyvenimą bus šalia, bus visuomet kartu, bet žinote, kad tas įsipareigojimas, ar ne, jeigu ką, ar ne, savo Krikšto sūnumi pasirūpinti, tikiuosi, kad tikrai jūsų širdelėse yra. O šis mažas vaikutis nori jums kaip padėką įteikti dovanų. Tai dabar, tajukai, kaip tau Krikšto mama ir tėtis dovanojo dovanų, tai nubėg ir įteik jiems, gerai? Po vieną dėžutę kiekvieną. Šaunuolis. Krikštas tave paženklina gyvojo Dievo antspaudu. Švenčiausioji trejybė suteikia neįkainojamą malonės dovaną, Dievo gyvenimą, kuris padaro tave Dievo vaiku ir gyvuoju bažnyčios nariu. Taigi Tajus Matas, krikščionis nuo šiandien ir pažymėtas 44 numeriu. Be jokios abejonės šis nuostabus dokumentas keliaus į jo krikštadėžę, ar ne, ir atiteks jam visam gyvenimui kaip vienas iš svarbiausių dokumentų, kartu, žinoma, su krikšto žvake, kurią be jokios abejonės dar kartą uždegsime pirmosios komunijos metu, o gal netgi panaudosime ir vestuvių metu, kada teks uždegti šeimos židinį. Tad, brangieji, žinau, jog dar dokumentacija nesibaigė ir tų priesaikų ir pasižadėjimų jūs šiandieną daugiau esate pasirengę pagarsinti. Na tai jau garsinkite. Taigi, mes, Irma ir Andrius, Tajaus Mato Krikšto tėvai, nejausdami jokio spaudimo, norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti pasižadame,
kad Krikšto sūnus bus, jeigu ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mūsų gyvenime. Kai mūsų Krikšto sūnui sukaks 18 metų, išmokysime vairuoti Krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį eksploatuoti. Vestuvėms stengsime surasti gerą piršlienę arba piršliauti teks pačiai Krikšto mamai, bei jau šiandien pradėsime darytis Krikšto sūnui geros žmonos pateikti. Jei jaunuolis turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų. Ginsime Krikšto sūnų visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reikės ką nors nuslėpti ar pameluoti jo tėvams. Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant sūnų. Nepamiršime Krikšto sūnaus gimtadienių ir kitų jam svarbių dienų, nes privalėsime sveikinti ir dovanoti dovanas. Iškilus problemams patarti dėl meilės reikalų ir paugėsių patėlių. Nebausti ir labai nepykti, kai už iškrėstas išdaigas, nes netinimasis kenkia grožiui ir sveikatai. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną, išradingai, naudingai, linksmai. Vaikai juk reikia nuo tėvų paveldėti. Ir mylėti ir branginti Krikšto sūnų kaip savo vaiką. Pasižadam. Mūsų burbulų dėdė turi čia iš tiesų visą fizikinę laboratoriją ir įvairiausių įdomybių, tad brangieji, tikiuosi, kad ir vyresnėliai prisijungs prie mažųjų, arba kitaip tariant, paaugliukų mūsų, ir mes galėsime pradėti šou programą su visais pribumbasais. Tad laukiame labai jūsų vyresnėji. Sveiki, prašom pas burbulų dėdę. Čia yra skirtos medicininės dėlės. Tikrai medicininės dėlės skirtos kraujo, labai įdomus gyvybės. Prašom palaikyti rankose, labai įdomus. Ne. Dėlės skirtos giminaitė. Žieduotojai giminėje. Ir deda va tokius kiaušinius. O, matote? Iš jo ir kitokį kitas skystis. Gerai, ir pasižiūrim dirbtinas dėlės. Nu, prašom duoti ranką. Opa, dirbtinas dėlės ir tau duosiu. Dirbtinos kirmelės. Arba dirbtinos dėlės. Imk ranką, pasimkim. Visą krūvą. Papačia, bet yra matai vas suskirėlė. Viršui magnetėlis. Ir užsienis. Kas pirmą bombą užtaisytą? Šampato vonioje, kas norit Coca-Colos vonioje? Gerai, o dabar visus kviečiu pasivaišinti Coca-Colą. Paimu arbatinuką, įpinu šiek tiek karšto vandens.
Tada įplam kolos sirupo. Ir ko dar reikia Coca-Colai? Nu, kaip jūs galvojate? Cukraus yra sirupė. Gazo. Gazą reikia, ne? Teisingai, ant glerukštės reikia, ne? Gerai, imam ant glerukštę. Ir pasitraukėme į šalį, pasitraukėme ir gaminame Coca-Colą. Gaminasi Coca-Cola, prašau pavostyti. Akių negraužė, bet kelia kolą. Prašau pavostyti. Parazitų, visokiausių mineralų, prašau pavostyti. Prašau visiems pavostyti gerą dūmą. Coca-Colos dūmas. Ilgai, kol nusiposta. Nuo visų parazitų. Turėtų gauti spalvą, ne? Ir pasižiūrime, tikrai ta spalva yra. Kas pirmas išdrįs ragauti? Susidaužėm, opa. Vieną kolą reikia. Bravo, paplokite. Gerai, kartą mandetų. Pašilti būtų. Chemikalas reiks. Pašilti būtų, pašilto būtų, nes labai jautrėvė temperatūra reakcija. Dabar sukeisime 4 bespalviai skysčiai. 4 bespalviai skysčiai. Sumaišysim juos tam tikrą tvarką. Ir pažiūrėsime, kas bus. Ką jūs čia dedat, sakykite? Dedam magiškus komponentus. 4 bespalviai skysčiai. Įdedantis vandenį, ne? Pirmas, antras, burbulai. Žiūrėk, kas bus. Toks purvas gavas, sakyčiau, ne? Toks purvas padarytas. Ir kažkas turi baigtis to butelį. Labai dėlį išvirti. Juoduoja, ne butelis. Juoduoja, dar kažkas darosi. Labai dėlį žiūrime. Labai dėlį žiūrime. Ir pasidarė termosas. Pasidarė termosas, ne? Sidabrinis butelis gavosi. Ir kaip jūs galvojate, kur šitą reakciją yra naudojama? Taip, termosų gamybai. Po to veidrodžių gamyboje. Pačių tikriausiai veidrodžiai, ne? Veidrodžiai yra brangus, dėl to panaudojamos sidabro druskos, kad padengti sidabro sluoksnį. Taip? Ir dar kažkur naudojama. Nu, per kalėdas. Visi mes dedame pus deglutės naudojama sidabro druskos, kad padengti tą tekstiuką. Savi veidrodžio reakcija. Verta plojimo. Ir gavosi pats tikriausias sniegas. Tikras sniegas gavosi.
dabar turėsime geltoną sniegą. Geltonas sniegas. Vaikai nevalgyti geltono sniego niekada. Šitoje vietoje turėtų skambėti naktinių personų daina. Laiškas ant balto sniego. Imu kolą ir supildu. Ir žiūriu. Kola, paniškai negali. Kažkas nedarosi, kažkas darosi. Gali nesidaro, net nežinau. Kokie milteliai? Kokie milteliai, kad kas sumaišiau, ne? Ir mūsų kola sustingo, ne? Ir kas gavosi kolos sniego gniūžtė. Kolos sniego gniūžtė. Visos mamos turi žinot, kas čia yra. Ne želatina. Soda. Būtent, kur pampersuose, į pampersus deda natrio poliakrilatą, tai yra polimeras, kuris sugeria 100 kartų daugiau vandens negu pats sveria. Suriša į gelį ir gauna šlapimą. Ir šlapimą, ir Coca-Cola, ir vandenį. Gerai, nu ką, turėjome sniegą, turėjome sniego gniūžtės, o dabar ko reikia? Ledo reikia, ne? Į kitą stiklaitę įpilu gerą daiktą. Gerą daiktą. Kartą nesakysiu. Prašau, nelaimę. Gerą daiktą kažkaip pagaila. Apie pauostę, nemeluoju, prašom pauostyti. Jau matys dėl to, kad Žinot, kad ekspertai. O tai kad politinė. 3, 2, 3, hop. nedavė. Vam, yra. Matos. Jasmančio, dar turi reakciją pilnai veikiu, prastai virtuvai. Gerai, o dabar parodom, ką mes gavome. Nervam sako. Parodom, ištraukim į viršų, ištraukim. Ir parodom, ką mes gavome. Ir daroma tai, kaip jie daro, gerai? Daroma tai, ką? Ne. Darom. Čia grožio kaukė. Ir dabar pilame viską išplamant. Su mašinai leisti vėliau biškį, o dabar biškį duokite va taip į centrą. Aš tas bravo. Arčiau. Kurį laikas galima paimti. O, žiūrėk, dar susižėlės spalva. Ir dėmesio, kitas mūsų eksperimentas yra patranka. Ir hopa.
Palauk, aš pats įdėsiu. Burbulai, kiaušiniai. Ką jau? Gerai, dar biškai. Tuoj. Išik rankas į muilą. Drąsiai. Dėmesio, prašom dėmesio prie šito staliuko, magiški cilindrai. Tornadai. Tornadas, koks fainas tornadas. Pirma, geltona, visą drąsiai. Po to eina kas oranžinė, raudona, žalia. Kas? Ir violetinė. O, gerai, į visus cilindrus. Opa, putų ugnikalnis. Aš taip supyliau. Oho, čia truputėlį klausimą. Matau, aš negalvoju nieks gerai. Ačiū labai, jaunosios mokslininkės. Gerai, o dabar pūsime putų kalną. Verdam putų košę. Pasidėkite šalia. Žolėje žalsvai apšviestas, vabalų didžiulis miestas, spindi bokštai jūs meili ir stogai žali, žali. Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la. Pasidėkite šalia. Žolėje žalsvai apšviestas, vabalų didžiulis miestas, spindi bokštai jūs meili ir stogai žali, žali. Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė, turi spalvą ryškiai žalia. La 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 la. Mažiausiai. Tak, tai.
Kodėl raudonios rankos vaikų? Tikrai padukusiais piratais ir patekti į piratų laivą, nuo šios minutės privalo klausyti 2 piratų nurodymų ir atlikti visas jiems skiriamas užduotis be jokių išlygų. Kitų atveju bus ištrinti iš piratiškų sąrašų ir pamiršti. Va, kokia nesąmonė. Mėlynas autobusiukas vieną kartą atvažiuos. Mėlynas autobusiukas bus iš vasaros žalios. Mėlynas autobusiukas lekia žydinčiais kalnais. Mėlynas autobusiukas lekia slėniais mėlynais. Mėlynas autobusiukas lekia slėniais ir kalvom. Mėlynas autobusiukas lekia tolumon. Mėlynas autobusiukas sankryža žalia šviesa. Mėlynas autobusiukas mūsų meilė ir tiesa. Mėlynas autobusiukas, kaip gera pavažiuot. Mėlynas autobusiukas, bilietėlis be grąžos. Mėlynas autobusiukas, lekia slėniais ir kalvom. Mėlynas autobusiukas, lekia tolumon. Norais ir jausmais, žodžiais ir darbais mes pakelsim į žvaigždes. Mėlynais skliautais, debesų takais lėksim paskui svajones. Jeigu mes drauge, jeigu mes kartu, mum jau niekas nebaisu. Nenulipsime, tol kol tapsime mes geriausi iš visų. Gyvenimas žaidimas, žaidimas ugnimi. Mylės tave likimas, jei kovosi širdimi. Gyvenimas žaidimas, žaidimas ugnimi. Mylės tave likimas, jei kovosi širdimi. Po ilgos audros, po sunkios kovos mes kasdieną stipresni už visus kitus priešus ar draugus. Turim būti pirmesni. Galite suklupt, viltis gali žlugt, nesustoti nevalia. Mūsų širdyse pergalės dvasia, mylinčių širdžių galia. Gyvenimas žaidimas, žaidimas ugnimi. Mylės tave likimas, jei kovosi širdimi. Gyvenimas žaidimas, žaidimas ugnimi. Mylės tave likimas, jei kovosi širdimi. Žaidimas.